Na, o šitas specialus Ingridai Goreckaitei Švecieniai. Mieloji, ačiū labai už gimtadienio sveikinimą ir kviečiu tave prisijungti į mūsų gražią šventę, į Alliansum kompaniją. Pakviesk absoliučiai visus, ką tik pažįsti. Tavo ratas labai platus. Visus, kurie pirko tos siurblius ir tą garinį dalyką. Užmiršau tos pavadinimus. Ir savo vaikus ir vėlgi, turbūt čia visiems nebekartosiu, bet tau pakartosiu vėl. Draugai, giminės, kaimynai, klasiokai buvę ir taip toliau. Visus, ką tik tai pažįsti. Visus sukviesk. Tikrai. Ir labai ačiū už draugystę, už tiek metų mes draugaujam, daugiau, mažiau, bet tai tu esi nuostabi, tu esi ta saulė, kuri eina ir šviečia. Ir visiškai nesvarbu, gerai, blogai, jinai varo su šypsena. Tai tu esi visiems pavyzdys. Ir mums tokių lyderių labai reikia. Labai. Taip, kad kviečiame kuo greičiau atskristi į Lietuvą. Ir lauksime ten tavęs, tavo visos grupės žmonių ir pabirės nauji pinigėliai. Ir vasarą galėsite galbūt ne taip, kaip planavote, nes yra toksai pasakymas. Mes planuojam, o Dievas juokiasi iš mūsų. Tai reikia tiesiog priimti šitą situaciją, kad, jinai dabar kažkokia kitokia. Ir reikia visiems pakeisti savo planus labai greitai, čik, be streso, ramiai. Ir pakeisti tuos planus. Ir važiuojam visi į Lietuvą ir susitikinėsim. Sukviesi didelę grupę žmonių ir mes su Evgenijum atvažiuojam. Tai taip, viskas labai paprasta. Aišku, pasiskambinti reikia tais telefonais, užsiregistruoti. Ir viskas labai paprasta. Tai kol kas tiek, lauksiu tavęs, mieloji, mūsų projekte ir su visa tavo šutvė, tavo specialiai žmonėmis, ypatingai žmonėmis lietuviškai. Ir tiek, iki. Ir ačiū už viską, už tavo šviesą, už mūsų draugystę, už tavo meilę, kurią tu skleidi žmonėms. Lik ir toliau šviesa ir saulė, gerai? Tai ką, su Dievu, būk palaiminta. Ir tavo visa šeima, ir tavo visi giminės artimieji. Tai ką, iki, su Dievu.